dabar norėčiau pasakyti, kad mes nusprendėme tikrai rimtų sprendimų įtvirtintų protokole apie tai, kad skatiname ir tikimės ateity rimtos rezultatyvios kūrybos iš Genovaitės Adiklienės. Ar esate iš Utenos atvykusi? Va, prašau. Paplojam. Taip, jums atitenka verslininko Kęstučio Tautvaišo įsteigto piniginis prizas bei Lietuvos liaudies kultūros centro prizas. 3 taktas knygutės, 3 iš eilės. Prašom čia, prašom prie mūsų. Tokį kelią pradėjau, labai įdomu. Dabar jūs pozuojate, dabar labai geras darbas. Ištas padarintas, jis filmuoja ir filmą. Čia labai ačiū. Zita Stašiškienę kviečiu. Zita Stasiškienė. Jums taip pat atitenka verslininko Kęstučio Tautvaišo įsteigtas piniginis prizas bei Lietuvos liaudies kultūros centro prizas. Bet nežiūrėkit, nepavyzdžiai. Zenonas Bulgakovas iš Dzūkijos. Tolimiausias kelias turbūt. Jums atitenka verslininko Nerijaus Plašinsko prizas, muzikinis centras bei Lietuvos liaudies kultūros centro prizas. Turbūt nėra. Perduosiu, tada jau perduosiu. Kvietinskas Cirilis. Jums atitenka prizas įsteigtas Joniškio kultūros centro ir muziejaus kartu. Ateikit, moteris, kas? Dabar vyriaus visi. Kultūros centro čia tas buvo 3 prizai tokie. 3 buvo jie. Gauna skatinamąją rimtą kelių dalių premiją ir prizą. Jie dabar iš eilės yra. Ir tikiuosi kitose parodose dalyvaus. Prašom, tai čia mano šitie. Sėkmės jums. Ramutė Gilienė. Jums taip pat atitenka Joniškio kultūros centro ir muziejaus įsteigtas prizas. Albina Mackevičienė. Jums taip pat atitenka Joniškio kultūros centro ir muziejaus įsteigtas prizas. Dalia Žalimienė. Kviečiu. Jums atitenka individualios įmonės savininkės Berklovienės įsteigtas prizas. O čia Žalimienės atvyko? O čia pasislėpė. Gerai, dabar aš jums spaučiu ranką. Sėkmės. Gerai. Jonita Draskinaitė. Jums atitenka individualios įmonės savininkės Gaidžiukienės prizas įsteigtas. Čia Jolita Draskinaitė. O kur Jolita? Aš vadau Jolita. Perduosit, jo? Jūs perduosit. Na, prašau. Prašom. Jūs perduosit. Margarita Juškevičienė. Kino? Fortūnos. Jums atitenka uždaros akcinės bendrovės Fortūnos įsteigtas prizas. Kviečiu Margarita jūs čia. Va kaip jūs pasislėpėte. Sveikinu. Linkiu kūrybinės sėkmės. Ačiū, sveikinu.
Sėkmės toliau. Sėkmės jums laimės. Kalnelio. Valerija Gervienė. Jums atitenka Kalnelio bendruomenės prizas. Joniško kultūros centro kokia vienuolika, vadinkim, kaip vietas turėtų eiti. Sėkmės jums toliau. Čia tie Vai, fotosesija iš karto. Idilija Dumbrauskienė. Jums atitenka Aušros gimnazijos įsteigtas prizas. Taip toli atsisėdo, turbūt nesitikėjo. Sėkmės kūryboje jums. Sėkmės jums toliau. Aleksandras Pundevičius. Jums taip pat atitenka Aušros gimnazijos įsteigtas prizas. Rokiškis, tiesa? Va, Rokiškio veidų dabar jau matau. Skyriaus buvo 2. Taip. Tai dabar po to. Perduosit. Gerai, prašom. Dėkui. Valentinas Yla. Tikrai mačiau, kad. Jums atitenka Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus įsteigtas prizas. Nesitikėjau tikrai. Sveikas Valentinai, malonu matyti ir matyčiau kitose parodose. Viktoras Žilinskas, Joniškietis. Ypatingas prizas. Jums taip pat atitenka Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus prizas. Sėkmės tau kūryboje. Paskui dar kažkas skaitys, ar ne? Sveikinu. Prašom, sėkmės. Aldona Tunkūnienė. Jums atitenka Algimanto Raudonikio meno mokyklos įsteigtas prizas. Spaudžiu rankas, sėkmės kūrybinės. Sėkmės jums padidžiausiai. Veronika Daukutienė. Jums atitenka Tautodailininkų sąjungos įsteigtas prizas. Už ypatingą techniką. Už smėliuko klijavimą. Sėkmės jums kūrybinės išradimų. Irgi bus ta pati knyga. Loreta Mickienė. Jums taip pat atitenka Lietuvos Tautodailininkų sąjungos įsteigtas prizas. Jūs visus prizus imate? O kas tą prizą turi Žagarės? Daiva Stonienė kviečiu. Taip. Jums atitenka Žagarės regioninio parko įsteigtas prizas. Tai kviečiam direktorių. Papildomus dar prieš pagrindinį, kur jūs ten savo turėjo dar kažkokius tai. Čia Ir kadangi mes esam joniškiečiai, tai mes tiesiog įsteigėm dar specialius prizus būtent Joniškio tautodailininkams. Tai kviečiam Petronėlę Leknickienę.
Nėra Vidos. Daiva Stonienė. Buvo jau tai turėtų būti vieno ne. Tada jau viskas bus, tada jau pagrindinį paskui gražino. Nu, dar gražino. Tam. Čia yra parašyta? Taip. Gražina Surgautienė. Nežinau. Tikrai iš tikrųjų turim labai daug prizų. Norėtumėm įteikti žiemgališką lėlę suvenyrą Viktorui Žilinskui iš Kauno. Nes Joniškietis labai atsiprašau. Atsiprašau, kažkas suklydo rašydamas. Atsiprašau, viskas jau. Dabar pasakyk. Na ir aišku, komisija už tokį didžiulį darbą, tokį gigantišką, titanišką darbą atlikus yra ir jums prizai, taigi visi paplokite visiems komisijos nariams. Gal padalinti? Dėkui. Ačiū. 6 metų. Išėjo Vytenis. Paimsim. Vytenis. Paimsim. Na, o dabar visi nutilo, net ir paukščiai medžiuose nuščiuvo, kas čia dabar bus. Tai noriu pasakyti, kad džiaugiamės, kad turim tą žmogų su savim čia ir šiandien, ir tapyboje ne vieną dešimtmetį, ir konkursuose jūs matė ir pažįstat, ir seminaruose jūs matė ir pažįstat. Elena Ruzgienė. Ir visi pritarėt komisijos sprendimui. Tiesa, šių metų laureatė, didžiausio konkurso laureatė. Elena Ruzgienė kviečiu čia, ir jinai jau ateina. Ir nesitikėjo, irgi galės įstėvo. Palydėkim plojimais, negailėkim. Mes dar fotosesiją pratęsim prie darbų salės. Tiesa? Ačiū Jums. Nu ir palydėkim dar aplodismentais. Savo ruoštų visos Tautodailininkų sąjungos vardu noriu padėkoti šeimininkam, noriu padėkoti rūmų valdytojam. Tikrai, mūsų kasdienio darbo turbūt tikslas yra, kad tautodailė būtų tokioj pagarboj, gražioj aplinkoj, visiems pagarsinta, kad apie ją ir mąstytų, ir visi matytų, ir jūsų darbus galėtų įvardinti, pasakyti, va tas patiko, tas labiau patiko, o tas išvis idealus, tą nusipirkti noriu, ir visą kitą muziejai ką daro. Tai turbūt pradeda nuo tokių renginių, nuo jūsų stengimosi geriau ir geriau daryti tą visą kūrybinį darbą, kuriam esame. Labai labai didelis ačiū šeimininkam. Labai. Sveiki, mėlieji. Per visų Lietuvų iš Aukštaitijos atvežėm šitų gražių višnelų.
ir tikrai Žagarė kultūros sostinė. Ir mūsų visų uteniškių vardu norim padėkoti už labai gražų priėmimą, nuostabią parodą. Mielas direktoriau, manau, jūsų didžioji teritorijoje atsiras vieta Patkavai, Varpam ir Vyšniai.